Sveiki, pristatau fizikos laboratoriją. Patalpa skirta medicinos specialybės studentams daugiausia, bet taip pat laboratorinius darbus atlieka ir kitų specialybių studentai. Pradėsim iš eilės. Elektrotechnikos darbas, radiotechnikos netgi, puslaidininkinės PN sandaros tyrimas. Įranga PN sandora, išorinis kompiuteris, darbo kompiuteris, viskas daroma computer-based sistemoje. Įranga Cobra 3 FIRE. Toliau sekantis darbas skysčių klampumo nustatymas. Darbas paprastas, skysčiai, 2 skirtingi vanduo ir etanolis, svirtelė, indelis, matavimo priemonės, aprašas. Taip pat galima pašildyti tam tikrus skysčius ir klampumas jų tuomet tampa kitoks. Kompiuteris tam, kad studentai, kurie galbūt nesinešioja kompiuterio, galėtų užsirašyti. Skirtas daugiau medicinos specialybės studentams. Tam tikrų spalvos kūnų spinduliuotės intensyvumo nustatymas. Turim skirtingų faktūrų, skirtingų spalvų kubelius. Kiekvienas iš jų kaitinamas didelės galios lempomis, spinduliuoja tam tikrą šilumos kiekį, jisai yra matuojamas. Duomenys matavimo su skaitmeniniu prietaisu matuojami, rankiniu būdu viskas užrašoma. Taip pat toliau yra įranga skirta kitiems darbams ir maitinimo šaltinis. Elektrotechnikos darbas, feromagnetinės srities indukcijos tyrimas. Turim įrenginį, kuris generuoja militeslas. Tokiu būdu, priklausomai nuo to, kaip kiek yra indukcijos srityje, yra jinai matuojama, pro ją teka srovė. Yra zondas. Sistema nėra sujungta su kompiuteriu, studentai duomenis perneša rankiniu būdu. Transformatoriaus tyrimas, labai reikalingas darbas elektrotechnikai. Turim transformatorių, komplektą multimetrų. Viskas labai gražiai, tvarkingai. Transformatorių šerdis. Tai, ką būtent darom dabar su MTP, DTS ir IC grupių studentais. Reostatai, rezistorijos varžos, vielos varžos tyrimas priklausomai nuo turimos vielos diametro ir medžiagos, taip pat atitinkamai pamatavus jos ilgį, nustatoma varža, kai yra prijungta srovė. Rezistorių tyrimas jungimo lygiagretaus ir nuoseklaus atliekamas jungiant rezistorius ant specialios plokštės. Tie rezistoriai yra tiesiog ištraukiami. Parašyta jų gale ir varža. Ir va taip komutuojami. Grandiniai iššakoti naudojami trumpikliai. Štai taip. Viskas prijungiama prie pastovios srovės šaltinio. Kiti darbai. RC grandinių tyrimas daromas panašiu būdu.
būtent komponentai, jie yra stikliniuose skaidriuose dėžutėse, puikiai matosi pats komponentas, kaip jisai atrodo, ir jo varža bei gale. Taipogi kitokie komponentai, kondensatorius pavyzdžiui, jie yra vaizdžiai pateikiami studentam ir studentai puikiai mato, ką su juo daryti. Viskas veikia nuo maitinimo šaltinio, srovės įtampos matuojamos multimetru. Analogiška grandinė su kitais elementais skirta taip pat studentams ir čia mes turim mikroskopą, tai yra tiesiog mikroskopas, analoginis, paprastas, ir turim dar laboratorinį darbą skirtą nustatyti žmogaus girdimiems dažniams. Tai yra tiesiog programuojamas generatorius ir čia dabar yra 1000 Hz. Galima užduoti kitą dažnį. Taip tyriama visa juosta. Žmogus, tada studentas subjektyviai ausinėmis jaučia, girdi jisai tą dažnį ar negirdi. Turim mikroskopą. Jisai buvo pirktas iš projekto, kur studentas darė LMT finansuojamą darbą. Tai yra dirbtinio intelekto taikymas biologinių mikroobjektų matavimui ir skaičiavimui. Mikroskopas Nikon su elektroninė dalimi, kamera. Sistema jungiasi prie kompiuterio